Kur jūs abi? Ko čia visas galana, aš jau Man malonu konstatuoti, kad sunkiais šiais laikais mokyklą pasiruošėm mokslo metams. Jeigu visi elgsimės kaip namuose, visi jausim 6 klasės buvusios, 5 klasės tėveliams ir ypatingai tėveliui, mėly moksleiviai, noriu dar aš pasidalinti su jumis tuo dideliu džiaugsmu, kuris lydėjo Lietuvai, mūsų mylimai nepriklausomai tėvynei, atstovavo net 10, kad šitas galiūnas vienintelis ir pirmasis iškėlė Lietuvos trispalvę virš pasaulio stadionų. Dar 5 auklėtiniai krepšininkai grįžo su medaliais: Sabonis, Marčiulionis, Brazdauskis, Einikis, Pazdrazdis. Kad pirmokai bus mokykloje. Aš džiaugiuosi, aš žinau, kad kiti, džiaugiuosi. Na gerai. Tai aš noriu, kad jūs šiandien palydėtumėte į klasę. Iškilmingai ir gražiai. Dabar pasikeitė kai kurios klasės. Čia šios savaitės eigoje prašom, kreipkitės į mane, į pavaduotoją Juknienę ir mes šitos reikalus, jeigu bus įmanoma, sutvarkysim. Visi jūsų pageidavimai bus. Visiems aktuali problema yra uniformų nešimas. Visada mokiniais atrodomėt kukliai, gražiai, estetiškai, kultūringai. Čia jau kaip norit renkitės, bet mes prašysim ir reikalausim šito. Jau šiais metais mokykloje įteisinamos 2 užsienio kalbos. Iš 4 užsienio kalbų, mėly pedagogės, nueiti prie savo auklėtinių ir atsistoti. Antros B klasės, Laima Patapenkienė. Pirmos B. Antros klasės, Daiva Maičiūnaitė, buvusi ir likusi. Prašom. Trečios klasės, Dalia Andrilienė. Ketvirtos klasės, Anna Klimova. 6 A klasės, Daiva Bagulienė. 6 C klasės, Danutė Petraitienė. Toleranciją, pasiruošimą, tikėlį, šalim blogį, iš mūsų santykio, iš mūsų klasės, iš mūsų mokyklos. Tas kartas žiūrėtume. Rugsėjo 1, gražiausia mokyklinė šventė.
Šviesos šviesos diena. Tegul kiekviena naujų mokslo metų buvo ypatinga, nes paskutinė, o mažiesiams mūsų draugams ji pirmoji. Todėl, kad jūs atmintumėte visą gyvenimą, mes norėtume jūs palydėti. Ir visą laiką eitumėt tiesiu, šviesiu keliu, kad niekada nepaklystumėte ir gerai mokytumėte. Maišą nekelti tik. Gerai? Va. Šipsokis. Su broliu abudu. Neuždengė. Aš jų nelabai prisimenu, jam nevieščiau. Ir man taip pat pasakysit, atėję mokytojai, kokia nors jums bėda, koks sunkumas, pasakysit, ar visiausia paveiksliukai bus šitoje knygutėje. Sunku dar jums bus skaityti. Klausysiu aš jūsų, ką jūs man. Jūs eisite į pamokas, į pamokėlės, mažytės dar pradžioje, tokios jos bus lengvos, tokios gražios, prie pirmųjų raidžių. Ir vėl vaikai, ir aš ją labai myliu, ir jūs čia mokyklą turėsite pamilti. Ir man labai liūdna ir sunku, kai pagalvoju, kad reikės palikti mokyklą. Metų gal net, kitų nežinau, bet prie ko pripranti, tas būna labai miela. Ir aš galvoju, kad mes... O dabar aš labai noriu, kad jūs visi ateitumėt pas mane. Padėkite senukus ant kėdės. Ranką sergančiam, negaluojančiam, tos rankos paneš krepšį žmogui, moteriai, kuriai sunku nešti. Tos rankos pamojuos išeinant ryte mamai į mokyklą. Tos rankos sutiks ir mūsų
mokytojus. O dabar, vaikučiai, bus mums labai gera, bus mums visiems gera, kad jūs neverktumėt, kad jūs visuomet linksmi būtumėt. Ir mes kalbėsime, melsimės. O dabar, vaikai, iki sekančio karto.